2023 m. spalio mėnesį prasidėjusi Hamas vadovaujama Palestinos ataka prieš Izraelio valstybę yra kur kas geriau suplanuota, negu jūs manote. Bet ką mes žinome apie Hamas? Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandieną jums papasakosiu apie Hamas grupuotę, kuri nuo 2006 metų rinkimų vadovauja Palestinai. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo, o dabar gero žiūrėjimo. Kad suprastumėte, kas vyksta, pirmiausia, mums reikia grįžti į šį regioną po Pirmojo pasaulinio karo, kai čia vadovavo Britai. Dar 7 amžiaus pirmojoje pusėje šiose apylinkėse pasirodė arabai. Nuo to laiko jie sudarė didžiąją šio regiono etninę grupę. Nuo 1518 metų šias teritorijas užėmė Osmanų imperija, kurie savarankiškai taip ir nevaldė šio regiono. Arabai, palestiniečiai, Palestiną priskirdavo Sirijai ir nesukūrė jokių vietinių politinių struktūrų. Faktiškai, iki Britams okupavus šias žemes 1917 metais nebuvo jokios palestiniečių tautybės. Šiose žemėse tuo metu didžioji dauguma gyventojų buvo musulmonai. Taipogi, ten gyveno ir kitų religijų atstovai, tokie kaip krikščioniai ir patys žydai, kurių ten buvo mažuma. Visi jie buvo vadinami palestiniečiais. Po Antrojo pasaulinio karo, kaip per genocidą, naciai žudė per 6 milijonus žydų, Didžioji Britanija nusprendė jiems suteikti saugų prieglobstį. Kaip jie patys teigia, tai buvo jų pažadėtoji žemė. Bet kadangi palestiniečiai jau gyveno šiame regione, jie tikrai nenorėjo įsileisti žydų. Tačiau Jungtinės tautos 1947 metais pasiūlė įkurti atskirą žydų valstybę palestiniečių žemėje. Žydai tam neprieštaravo, tačiau tam prieštaravo palestiniečiai ir visos aplinkinės arabų valstybės. 1948 susikūrus Izraeliui tai sukėlė karą, kuris truko 1 metus. Po šio karo Izraelis užgrobė dar daugiau palestiniečių žemių, negu buvo sutarta. 100 000 palestiniečių turėjo apleisti savo namus ir pabėgti arba apsigyventi teritorijose, kurios dar priklausė Palestinai. Tai buvo Gazos ruožas ir vakarų krantas. Tačiau Izraelis kontroliavo patekimą ir judėjimą tarp šių teritorijų, ypatingai Gazos ruože, kuriame dabar gyvena per 2,5 milijono gyventojų, o gyventojų koncentracija viena didžiausių visame pasaulyje. Ir toliau didėjant įtampai tarp Izraelio ir aplinkinių arabų valstybių, 1967 m. birželio 5 d. prasidėjo taip vadinamas 6 dienų karas. Jame dalyvavo Izraelis, Egiptas, Sirija ir Jordanija. Šis karas buvo trumpiausias Izraelio istorijoje. Izraelio kariuomenės pajėgos pranoko visų arabiškų šalių kariuomenės jėgas. Buvo sutriuškintas Egiptas, Jordanija ir Sirijos kariuomenės. Karo metu Izraelis okupavo Sinajaus pusiasalį, Golano aukštumas, Gazos ruožą, vakarų krantą ir rytų Jeruzalę. Tačiau taip vadinamos palestiniečių žemės yra ekonominėje blokadoje ir turi labai ribotą kiekį gamtinių išteklių. Vakarų krantas yra padalintas atskiromis zonomis ir tik nedidelė jo dalis yra visiškai palanki Palestinai. Likusioje dalyje laisvai veikia Izraelio armija, gausu nelegaliai įkurtų žydų gyvenviečių, kai palestiniečiai yra priversti apleisti savo namus, o į juos būna atkeliami žydai, kurie čia apsigyvena dėl politinių, religinių ir finansinių priežasčių. Palestiniečių vadovavimas teritorijos vakarų krante apjuostas sienomis, kuriomis labai ribojama galimybė palestiniečiams pasiekti vandens telkinius, dirbama žemės, kelius. Izraelis kontroliuoja oro erdvę ir pakrantę prie Gazos ruožo, kontroliuoja kelius, kuris į teritoriją ir iš jos keliauja prekės. Gyvenimas Gazos ruože iš tiesų sudėtingas, nedarbas siekia 50%, prasta infrastruktūra ir medicinos sistema. Hamas susiformavo 80-ųjų pabaigoje kaip pasipriešinimo grupė. Jų tikslas buvo tai pasipriešinti Izraelio priespaudai. Hamas daugelio valstybių buvo pripažinta kaip teroristinė organizacija. Hamas turinti karinį užnugarį ir politikų armiją laimėjo demokratinius rinkimus 2006 metais, tačiau dėl nesiliaujančių išpuolių prieš Izraelį ji buvo izoliuota tarptautinės bendruomenės. Tačiau Hamas vis dar kontroliuoja Gazą. Izraelis nenutraukė Gazos blokados ir tęsė vakarų kranto okupaciją, turėdama ten visišką valdžią. Vietiniai žmonės jau pavargę nuo Izraelio okupacijos ir blokados. Hamas nepripažįsta Izraelio kaip valstybės ir tiki, kad Palestina turėtų valdyti visą teritoriją.
Abi pusės, tiek Izraelio ir Palestinos, yra kaltinamos dėl daugybės karo nusikaltimų prieš nekaltus gyventojus. Visa šita istorija yra iš tiesų labai kebli ir sudėtinga, bet galima pritarti, kad tiek Izraelis ir Palestina dėl savo karinių žiaurių veiksmų prieš nekaltus žmonės elgiasi neteisingai. Galiausiai, kaip ir per kiekvieną karą, daugiausia praranda nieko dėti žmonės. Ką jiems padarė vaikas, kurį vos kvėpuojantį tėvas ištraukė iš po jo namo griuvėsių. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video.